Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 593. Iš tiesų jau visai nedaug liko iki 600-osios. Nežinau, mes planuojame kaip ir kai kurie mūsų komandos nariai atostogauti rugpjūčio mėnesį, tai įtarčiau, gali tai būti, kad turbūt rugpjūčio pabaigoje bus ta 600-oji, nors įvykiai veja įvykius ir mes galbūt čia susispaudę kažkaip tai padarysim tą anksčiau. Ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad komentuojate, būtinai siūlote įvairiausias mintis. Ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą finansiškai, tai labai svarbu. Tik jūsų dėka mes galime dirbti, darbuoti ir viešinti visą tai, ko nerodo sisteminė žiniasklaida, arba papasakoti tai kitaip, kaip parodo žiniasklaida, nes jie visą laiką bando nuslėpti tiesą ir išversti viską į savo pusę, net ir blogus dalykus pateikdami kaip gerus. Taigi, gera žinia, mes pradedame visą laiką nuo geros žinios. Kol nėra gerų žinių iš olimpiados, pasaulinėje vaikų pasaulio čempionate, Lietuvos tinklininkės laimėjo aukso medalius. Jos tapo čempionėmis ir tai yra tikrai puikiai žinia, labai džiaugiamės už jas, labai džiaugiamės už mergaitės. Mūsų sportininkai puikiai demonstruoja gražius, fantastinius rezultatus ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai nuvykę į Meksiką skabo tiesiog tos aukso medalius ir aukštai kelia Lietuvos vėliavą, garsindami Lietuvos vardą visame pasaulyje. Turime mes talentų begalę. Dar kartą pagalvokite, maža valstybė jau turi tiek šaunių, nuostabių vaikų, kurie veža krūvom į Lietuvą aukso medalius. Čia gera žinia. Antra žinia tokia jau įdomi. Vienas Seimo narys pagarsėjęs savo nusipezėjimais ir nusikalbėjimais Seime. Aš noriu paklausti, o ar iš tikrųjų taip yra, kad LRT finansavimą tvarkant reikia LRT papjauti? Kęstutis Masiulis įdėjo tokį įrašą Facebook'e. Pabandžiau į pasaulį, pažvelgi pro rožinius akinius. Žinokite, nieks nepasikeitė. Kęstutis Masiulis. Pažvelgi. Su klaidom, tai čia jau, kaip sakyt, truputėlį jaučiasi, kaip sakyt, save profesorium irgi tituluoja. Pas profesorių toks truputėlį susibuktavimas galvoje, kas nestebina, bet antra vertus pavadinti penkiakampės raudonas žvaigždės, neva tai rožiniais sakiniais, čia yra drąsu. Jisai buvęs komunistas, nuslėpęs, kaip ir ne vienas Seimo narys, savo komunistinę praeitį. Čia matote, viešoje erdvėje buvo paskelbta šita informacija, kad Kęstutis Masiulis buvo vienas iš tų, kuris nuslėpė savo priklausimą komunistų partijai. Tai tas Kęstutis Masiulis nuo tos tarybinės raudonos penkiakampės žvaigždės vis niekaip negali atsitraukti. Čia ant jo to akinukų trūksta tik tai kūjų supjautuvų, bet matytis tą kūjų supjautuvų nusigramdė ir įsikišo ten, kur sprendžiant iš jo veido išraiškos jam malonu. Ir saugo, kad niekas nematytų, bet reikiamų momentų ištrauks ir pademonstruos, kad jisai vis dar tos komunistų partijos šauniosios, neblėstančios komunistų partijos yra gerbėjas, mylėtojas ir netgi ir dabar negali atsisakyti tų raudonų penkiakampių žvaigždžių. Konkrečiai penkiakampės žvaigždės ant akių ir per tas raudonas penkiakampės žvaigždės jisai stebi pasaulį ir sako, niekas nepasikeitė. Kai buvo komunistai valdžioj, taip ir toliau mes esame valdžioj. O turėtume vis dėlto per ateinančius Seimo rinkimus šitą šlykščią labai blogą tradiciją panaikinti. Juos visus reikia drėbti į šiukšlyną. Bet
Kaip matote, jie didžiuojasi savo komunistinę praeitį. Važiuojame toliau. ESO monopolininkai išsidirbinėja. Čia gavau tokį laiškelį, iš tikrųjų buvau labai nustebintas. Labas rytas, situacija Vilniuje. 85 metų kaimynė kreipėsi į mane prašydama, kad užsakyčiau paslaugą iš ESO. Jos dujinė viryklė nuo namo pastatymo 1979 metais. Po namo sprogimo Viršuliškių gatvėje senoliai išsigandę, tad nori, jog ESO patikrintų, ar nėra problemų su dujų nuotėkiu. Skambinu į ESO, rekomenduoja užsisakyti paslaugą per jų puslapį, bet iš karto įspėja, kad paslauga kainuoja 192 eurus. Sakau, kad reikia dujų vamzdelius ir prisijungimą prie viryklės patikrinti. Tik viename bute, bet ne visame name. Man atsako, gerai jūs suprantu, bet tiek kainuos atliekant patikrą viename bute. Čia matote ir jų pačio puslapio įkainius. Rašoma, kad viename name, bet viename bute lygiai tokia pati kaina. 192 eurai už tai, kad ateis su specialiu prietaisu, dujų matuokliu, nuotėkio, pridės ir pasakys, kad dujų nuotėkio nėra. 192 eurai už maksimum 5 minučių darbą, gerai, 10 minučių darbą. Tai yra konkretus žmonių apiplišinėjimas ir ESO kaip monopolistas tyčiojasi iš paprastų žmonių, jau čia ne tai, kad kraugeriškai tyčiojasi. Pensininkė, kuri vos galą suduria su galu, gali mokėti 200 eurų už praktiškai nulinį veiksmą, kai jie turėtų patys eiti ir profilaktiškai po tos avarijos Viršuliškėse visur skubiai patikrinti. Nes ten galimai buvo tokia teorija, kad Viršuliškėse buvo dujų nuotėkis. Jie patys turėtų atsakyti už visus tinklus, už visas jungtis ir esant reikalui patys pakeisti nemokamai, nes už tinklus ta pastovioji dalis visada mokama. Moki tos pinigus už tinklus. Ir čia šitoj vietoj tai yra ne tai, kad patyčios. Čia yra kažkas baisaus apskritai. Visus tos esininkus seniai reikėtų atleisti, o energetikos ministrą Kreivį pasodinti į teisiamųjų suolą už šlykštų, antivalstybinį ir antižmogišką veikimą. Per tarpininkus perkam elektrą, per kelis metus po kelis šimtus milijonų pasidarė tarpininkai, o sako, sumažinti kainos nėra kur. Čia yra akivaizdus melas. Ir šičia plėšikavimas eilinių žmonių sąskaita, kai įskaičiuota pastovi dedamoji, neva tai už tos vamzdžius ir jų priežiūrą. Ir jie dar nori 200 eurų už tai, kad ateis bičas, rankos kišenytėse išsitrauks prietaisą ir sakės, dujų nuotėkio nėra, viso gero. 200 eurų. Jo. Be žodžių, seniai turėjo susirūpinti ir Seimo nariai, ten yra energetikos, ten komisijos pirmininkas toksai Justinas Urbanavičius, nieko, per visą kadenciją nieko nepadarė. Konservatorius beje, tai ir dangsto visus šitos, sakykim taip, nusikaltimus prieš žmogiškumą ir žmonės, prieš pensininkus. Ir kaip vienas kitą dangsto, tokią situaciją ir turim. Čia jau net šlykštų, žinot, šlykštų. Ir dar šlykščiau, kaip jie įjungia durnių, sako, tai čia tokios kainos. Norėtųsi susitikti tam tamsiam skersgatvį ir parodyti, kokios tos kainos yra iš tikrųjų. Ir kiek jam tai kainuos. Tiek to. Važiuojame toliau. Naftos siurbiai pasirodo yra ekologiški. Minijos nafta. Atkreipkite dėmesį, kokią nesąmonę rašo.
Čia žmonės atsiuntė, iš tikrųjų atkreipė mano dėmesį, pasižiūrėjau planai. Technologijoms sparčiai žengiant į priekį, bei joms vis tobulėjant, mes taip pat nuolat ieškome būdų, kaip patobulinti naftos gavybos procesą. Tad nuolat ieškome galimybių naftą išgauti ekologiškai ir saugiau. Mes dirbame vadovaudamėsi gamtai, aplinkai bei žmonėms draugiškais principais. Tad jau 2012 metais pirmieji Lietuvoje ketiname pradėti gyvendinti visiškai naują projektą CO2 geologinį saugojimą. Jau dabar turime 24 metus. 24 metus turime, o jie sako, kad jie 2012 metais pradės kažką. Ar čia puslapiui 100 metų senumo, ar čia kažkas su datum susipykęs. Bet skaitome toliau. Šių teršalų Lietuvoje kasmet daugėja, tad pastaruoju metu vis daugiau bendrovių ieško būdų, kaip efektyviai mažinti jų gausėjimą. CO2 geologinis saugojimas tai viena efektyviausių priemonių ne tik oro užterštumo mažinimui, bet ir klimato kaitos stabdymui. Šį būdą užterštumo mažinimui naudoja daugybė Europos Sąjungos šalių. Tikimės, kad tai padės ne tik išsaugoti švaresnį orą, bet ir į paviršių iškelti giliai glūdinčią naftą. CO2 geologinių saugojimų domisi daugelis ES šalių. Pirmieji bandymai jau atlikti Skandinavijos šalise, Prancūzijoje, Vokietijoje. Labai daug šalių jau saugo. Labai daug šalių domisi, o pirmieji bandymai atlikti gal 3-4 valstybėse. Čia pat viena pamelavo, čia pat kita pamelavo, čia pat pasakoja, kad grėžimas ir gamtos žalojimas yra labai ekologiškas ir labai žalias. Ir čia pat Sioma Gentvilas, aplinkos ministras, sako, mes turim mažinti apskritai visų iškastinių kūrų, visų kūrų, kuris iškastinis, ir anglių, ir naftos turim mažinti, nes tai baisiai nei žaliai, nei ekologiška. A šitie iškastinio kūro veikiai sako, nu mes tokie ekologiški, kad žalesni už žalių. Mes taip gražiai viskam siurbėm, kad ten žalumas pilnas. Ir sako, kad slėpdami po žemę CO2 dujas, jie dar ekologiškiau elgėsi ir neva tai ten saugo dujas. Visiška kokofonija ir košilėna pas kažką galvoja. Toks įspūdis, kad čia beraštis rašė, o kitas beraštis jam diktavo ir galvojo, nu durniam tiks. Jau nekalbu apie sumaišytas datas ir visą kitą. Ir visą šitą vadinamą žaliąjį kursą, tokią košilėną mėšlo, jums pučia į galvas iš visų kanalų ir diriguoja kažkas iš užsienio, o visų šitie nukvaišė visokie Siomos Gentvilai, liberalai, leftistai pasakoja, kad čia žaliasis kursas. Tai kom tada ne žaliasis kursas važiavimas dizeliu, nes labai ekologiškai pučia taršą, ta prasme, griaudami ir daužydami tas nežaliasias daleles. Stiprus putimas iš duslintuvo taip duoda tom nežaliom dalelėm per galvą, kad tos nežalios miršta ir tik žalios, gražiosios, ekologiškos ir švarios dalelės lieka. Visokių nesąmonių galima prisigalvoti, bet čia yra apskritai, čia visas šitas tekstas yra pasityčiojimas iš sveiko proto ir jis viešai skelbiamas. Tuo pačiu metu mums pasakoja, kad mūsų kažkoks vieno kaimo žmogelio ar ten kažkokio mažiau pasiturinčio žmogelio dizelinis varikliukas reiškia teršia tiek, kad yra baisu ir būtinai jį reikia sustabdyti ir neleisti jam dalyvauti eisme, nes pasaulį išgelbės jo sustabdymas. O tuo metu štai tokie vaizdeliai Kuveite, kaip atsikratoma senom padangom. Čia visa Lietuva per 10 metų turbūt neišmetė tiek taršos, kiek vienas šitas gaisriukas, toks padegtas ten. Ir, ne viena mūsų žiniasklaida tokių katastrofų nerodo. Nesako. Ir prie Vilniaus buvo gaisras padangų. Kiek ten taršos išmesta?
kiek automobilių va tokią taršą gali padaryti panašią. Kiek laiko reikės tam ne va tai taršiam automobiliui važiuoti, kad nors kažką panašaus padarytų. 200 metų. Tos automobilis tiek metų nevažiuoja. Važiuojame toliau. Anglijos bankai keičia taisyklės į naudą. Naujos taisyklės bankai privalės užtikrinti galimybę išsigryninti pinigų. Didžiojoje Britanijoje nustačius, kad banknotų ir monetų paklausa išlieka nemaža, nepaisant mažėjančių mokėjimų skaičius, finansų sektoriaus priežiūros tarnyba nustatė keletą naujų taisyklių, kuriamis siekiama užtikrinti vartotojams ir įmonėms galimybę naudotis grynais pinigais. Pas musgi visas bankų sektorius monopolizuotas, Lietuvos bankas absoliučiai neprižiūri ir tarnauja švedų komerciniam bankam, visi atlyginimai pervedami tik į korteles, negalima gauti atlyginimo grynais pinigais, tai yra žmogaus teisių pažeidimas ir kaip matote, Anglijos finansinio sektoriaus reguliuotojai tą pripažino ir galima žmonėm ir įmonėm naudotis grynais pinigais ir bankai privalo padaryti galimybę naudotis įmonėm ir žmonėm grynais pinigais. Ir gryni pinigai Anglijoje yra legali, kaip ir Europos Sąjungoje, legali atsiskaitimo priemonė. Pas musgi visi atlyginimai šitai valdžiai, kriminaliniai valdžiai, nes nuteista Liberalų sąjūdžio partija dalyvauja šitoje koalicijoje ir nuteistas Seimo narys ten sėdi, balsuoja, nepašalintas iš Seimo, tai šita kriminalinė valdžia tarnauja realiai bankam, visi atlyginimai tik į korteles negalima grinų, apskritai grinų pinigų mažinamas ir netgi žmonės gazdinami, kad jeigu tu mėginsi atsiskaityti grinais pinigais, pavyzdžiui, parduotuvėje, tave gali neaptarnauti, nes neturės grąžos. Tokie makaronai kabinami iš tikrųjų čia jau juokingi. Ir tiesiog rašo, nenustebkite, jei kasininkas neleis sumokėti jums grynais pinigais, o tas neleidimas sąlygojamas tuo, kad jisai tiesiog neturės grąžos. Parduotuvė neturės grąžos. Jaučiate skirtumą tarp Anglijos bankų priežiūros institucijos ir mūsų bankų priežiūros institucijos, kuri tarnauja komerciniams bankams. Ir kai mums pasakojama, bankų visokie ekspertai pasakoja, kad Lietuva negali turėti savo komercinio banko, kad tvarkyti su savo pinigais, tai čia tik tai dar vienas įrodymas, kad mūsų finansų rinka visai yra okupuota. Ir ne tik finansų rinka yra okupuota ir okupantas mums aiškina, kad jūs, žinokit, jums pačiam bus labai sunku gyventi, tik tai aš jums galiu padėti. Va taip švedbankiai, va taip seka jums pasakėlės. Gyvas pavyzdys Anglijoje ir čia visas tas jų melas, va vienu tokiu Anglijos finansų priežiūros įstaigos nurodymu visas ir demaskuojamas. Važiuojame toliau. Mes žinome apie buvusią jau ministrę Navickienę, socialinės apsaugos ir darbo ministrę buvusią, kuris skraidė su privačiu lėktuvu už beveik 100 000 eurų nemokamai, nesuprasdama, kad tai kyšis. Narkevičių, buvusi susisiekimo ministra, už kotletą, už kelius šimtus eurų, koliojo ir tyrimą darė, kotletą nagrinėjo, bandė persekioti, ministrai sakė, čia baisus nusižengimas ir ta pati Navickienė su visa šaika buvo vieni pirmųjų rėkdami šitą. Dabar pati skraido už beveik 100 000. Nu, tokią dovanėlę kaip ir gavo ir tipo nemato problemos. Jos draugelis skridęs tame pačiame lėktuve, nuteistas už finansinius sukčiavimus veikėjas. Irgi bendravimas su tokiu žmogum jai nekelia rūpesčių. Namas pastatytas saugomoj teritorijai. Apeinant įstatymus, nu taip sako, spragas rado. Ne, jie pasistatė namą, paskiau tą namą pakeitė paskirtį, kad ten ne namas, ne va tai ūkinis, tada tą pardavė, ten visa krūva machinacijų buvo. Ir ant senų pastatų
pristatė krūvą namų, dalį pardavė, dalį dabar ūkiniam, ne va tai gyvena, o tai iš tikrųjų vėlgi dar vienas pažeidimas. Ir Vilniaus savivaldybė, kuriai vadovauja konservatorius, pradžioj draudė tas machinacijas atlikti, po to pažiūrėjo pro pirštus. Statybų inspekcija nustatė visą krūvą pažeidimų. Ir čia jiem įstatymų pažeidimai, tai yra tokia gyvenimo norma ir taip įprasta, kad čia net iš tikrųjų yra baisiau negu baisu. Ir dėl ko aš sakau, kad konservatoriai tiesiog jiem tapo gyvenimo norma įstatymus pažeidinėti. Nes po visų šitų skandalų, reitinguojant Navickienę konservatorių sąraše rinkimuose į Seimą, jinai užėmė aukštą 6. vietą. Reiškia, visiems konservatnikam įstatymų pažeidimai yra vertybė. Vertybė. Ir už tą vertybę jie ir balsavo. Kam vertybė yra pažeisti įstatymus? Tik nusikaltėliam. Kaip beje, aš jau ir pradžioje įvardinau, tai yra nusikalstama nusikaltėlių koalicija. Ir konservatnikai, kaip matote iš jų reitingavimų tokia, ir nuteista už politinę korupciją Liberalų sąjūdžio partija, tai yra nuteista, įsiteisėjusi teismo sprendimu, ir visa jau besididžiuojanti narkotikų vartojimų partija Laisvės partija. Manęs nestebina. Narkotikų vartojimas beje irgi yra įstatymų pažeidimas ir platinimas, gavimas, prekiavimas irgi įstatymų pažeidimas, bet politikai tiesiog spaudžia policininkus, kurie nedirba savo darbo, visą teisėsaugą, kurie nedirba savo darbo. Ir štai tokie dalykai va čia tapo per šitos 4 metus. Tik per 4 metus nusikaltėliai padarė visišką betvarkę valstybei, demonstruodami absoliutų milžinišką teisinį nihilizmą. Tik aklas to gali nepamatyti arba kartu veikiantis su jais. Jis visada gins ir sakys, nu kas čia tokio? Nu mes vagiam, tai ką čia dabar blogai? Taip, jiem tai yra gerai, bet jie vagia iš visų mūsų, iš visų jūsų, iš jūsų vaikų, iš jūsų anūkų. Ir po to, kai jiems mažai iš godumo tų, ką jie privogė, sako, reikėtų padidinti mokesčius, nes mums dar norisi pavogti. Vat, toks vaizdelis šiuo metu Lietuvoje, bet aš priminsiu, po tamsos visada ateina šviesa. Ir taip ir bus, šviesa visada ateina. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 593 laida. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad esate kartu su mumis, ačiū visiems, kad dalinate šito video su kitais, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad komentuojate ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformai, tiek pervesdami paramėlę į Komiko teatrą ar paspausdami tą mygtuką esantį čia po šito video apačioje ir tapdami ir mūsų ir rėmėjais, ir kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Ate.